Vaikui grįžus iš mokyklos ar darželio svarbu suprasti, kad jo diena jau buvo kupina įspūdžių, užduočių ir bendravimo. Nors kartais atrodo, kad mažieji turi beribės energijos atsargas, jų emociniai ir fiziniai resursai taip pat senka. Todėl poilsis yra toks pat būtinas, kaip ir mokymasis. Pirmiausia, patariu leisti vaikui trumpam atitrūkti nuo atsakomybių. Duoti laiko ramiai pabūti, pasidalinti dienos įspūdžiais. Tai padeda nurimti, susigrąžinti vidinę pusiausvyrą ir pasiruošti likusiai dienos daliai. Poilsis nebūtinai reiškia tik gulėjimą ar tylą. Kai kuriems vaikams atsipalaiduoti padeda piešimas, žaidimas lauke ar muzikos klausymasis. Kitiems norisi bendrauti su tėvais, pasipasakoti, kas nudžiugino ar nuliūdino, o treti gali norėti laiko vienumoje, tyloje. Labai svarbu paisyti natūralaus vaiko ritmo. Tad judresnių vaikų tėvams rekomenduoja pabėgioti kieme, pasivaikščioti parke, pažaisti kamuoliu. Fizinis aktyvumas padeda iškrauti įtampą ir grąžina vidinę ramybę. O tų vaikų, kuriems pavargus norisi ramybės tėvams, siūlau po darželio ar mokyklos kartu su vaiku pasidėti virtuvėje, paužkandžiauti, neskubinant išklausyti vaiko pasakojimą apie dieną. Po to verta pasiūlyti ramesnę veiklą. Pavyzdžiui, klausytis pasakos ar mėgstamos muzikos, vartytis ant sofos su knyga, piešti, dėlioti dėlionę. Taip pat labai naudinga įvesti laiką be ekranų, kad akys ir nervų sistema gautų atokvėpį nuo ryškių dirgiklių. Galima pasirūpinti jaukia erdve, kur vaikas jaustųsi saugus ir galėtų pabūti vienas, jei to reikia. Galiausiai svarbu palaikyti nuoseklų dienos ritmą. Vakarienė tuo pačiu metu, ramesnės veiklos prieš miegą, o pats miegas laiku, kad organizmas spėtų atsigauti. Tokia nuosekli, švelniai struktūruota aplinka leidžia vaikui atkurti jėgas ir su džiaugsmu pasitikti kitą dieną. Tėvų atsakomybė būti šalia, stebėti ir jautriai reaguoti į signalus, kai vaikas pavargęs ar persisotinęs informacijos. Tik taip galime auginti ne tik žinių kupinus, bet ir harmoningus, stiprius vaikus, kuriems poilsis yra natūrali ir gerbiama kasdienybės dalis.